Labas vakaras, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją, Raudondvario stadionas jūsų ekranuose ir čia visai netrukus moterų A lygos rungtynės. Žiūrėsime kaip dabar. Viskas klostysis, čia sukasi kamuolys į vartus, Daujotė. Krašte kamuolys, neblogas čia buvo ir Meidos, tai yra Madison Bowers. Sumanimas čia, smūgis į vartus ir 1-0. Šiaulių Gintra veržėsi į priekį ir ką tik mano paminėta Madison Bowers atrodo yra įvarčio autorė. Yra ir vėl prie kampinio gairelės, šį kartą tolimojo virpsto link, dar vienas bandymas, dar vienas smūgis ir nekrenta kamuolys į vartus. Prosevičiūtė baudos aikštelėje geba atlikti perdavimą, čia vartininkė išėjusi, Spenadzato smūgis ir 2-0. Meistriškai išpildo šią situaciją Laura Spenadzato. Paliko savosius vartus Ema Daujotė. Savo aikštelės viduryje, čia dar vienas kampinis ir sumaištis baudos aikštelėje, kuris baigėsi trečiuoju įvarčiu. Dar viena situacija, kurioje pavyksta Šiaulių Gintrai įmušti įvartį ir Madison. Čia smūgis galva ir šalia virpsto Madison Bowers. Kairę koją atlieka perdavimą į baudos aikštelę. Čia kamuolys lekia į varžovių vartininkę. Čia perdavimas iš krašto, baudos aikštelėje, vėl pavojus ir kamuolys. Ir ketvirtą kartą atsidūrė vartų tinkle. Šį kartą pasižymi visų rungtynių metu kol kas labai aktyvi Brianna Taylor. Ir per pusę valandos Šiaulių Gintra jau 4 įvarčius, kad galėtų priimti kamuolį. Ribeiro baudos aikštelėje, kaip lengvai čia prasprūdo Ribeiro, jo smūgis, Daujotė komanda gelbėja. Visiškai nieko negalėjo padaryti Hegelman komanda prieš savo varžoves. Čia Svirnelytė sužaidžia gan kietai ir kampinių pirmoje rungtynių pusėje prie Hegelman vartų buvo labai daug. Čia vos prasidėjus antrajam kėliniui, dar pirmąją antrojo kėlinio minutę sugeba mušti Gintra ir savo 5-ąjį įvartį. Puikus epizodas. Viskas atrodo kiek paprasčiau nei yra iš tikrųjų. Visiškai palikta be priežiūros, bet Spenadzato renkasi smūgį ir meistriškai nutupdo kamuolį vartų viršutinėme kampe. Puikus Lauros Spenadzato smūgis, na čia fantastika, vienas gražesnių. Braun, Spenadzato gražiai priima kamuolį ir sukasi, vėliau jo smūgis ir kamuolį Daujotė gaudo. Dar vienas pavojingas smūgis prieš tai. Baudos aikštelėje kamuolys, dar vienas smūgis ir 7-asis įvartis. Puikus smūgis galva, vėl Ribeiro sugeba pasižymėti, tikrai graži situacija. Na čia gražus įvartis galva ir Gintra pasiekė tai, ko šiame sezone dar nei vienai komandai nebuvo pavykę. Tad 7-0 didžiausių skirtumų pasibaigusios šio sezono rungtynės moterų A lygoje.